Kovo 18-ąją Vilniaus katedros varpinėje Algirdas Kaušpėdas kartu su kitais entuziastais, verslininku Gintautu Babravičiumi, kelionių organizatoriumi Vaidotu Marozu bei su Vokietijos transliuotoju Deutsche Welle bendradarbiaujančiu filmu apie keliones kūrėjų Michaeliu Matigu Gerlachu pristatė planuojamą itin drąsią ekspediciją. 3 metų žygį, kurio tikslas nešti pasauliui žinią, kad Lietuva jau 100 metų nepriklausoma valstybė. Įkvėpėjas mūsų šito žygio yra Matas Šalčius, patriotas ir žmogus, kuris yra nusipelnęs daug Lietuvai ir manau, kad nėra dar pelnytai įvertintas. Ir jo sentencija Lietuvai apie pasaulį, pasaulio apie Lietuvą, bet būtent tokia eilės tvarka. Lietuvai apie pasaulį, o jau tik po to pasaulio apie Lietuvą įkvėpė mus šiam žygiui, todėl kad norime, kad tie, kurie gyvena Lietuvoje, kuo daugiau gautų informacijos ir apie lietuvius, kurie pasklidę po pasaulį, ir apie tas šalis, per kurias mes keliausime, o taip pat ir norime reprezentuoti Lietuvą. 2016-2019 metais truksiančios kelionės metu 4 ekipažai planuoja aplankyti net 100 šalių. Bendras maršruto ilgis maždaug 200 000 kilometrų. Su džiaugsmu aptikau profesoriaus Aleksandravičiaus knygoje būtent daug žodžių apie mūsų klajūnišką prigimtį. Ir iš tikrųjų esame gan mobili tauta ir tos emigracijos bangos yra prasidėję seniai. Ir nuo tų laikų, nuo tų net ir senų laikų, prisiminkime ar Amerika pirtyje kūrinį, ar kokius kitus mūsų klasikų kūrinius, tarkime Franką Kruką kokį, tai tie santykiai tarp lietuvių, kurie Lietuvoje ir tų, kurie išvyko ir parvyko arba pavyko, yra savotiški. Mano mintis yra tokia, kad abi pusės turi pasiieškoti ir artėti viena į kitą. Kaip tai padaryti? Vieno atsakymo nėra. Matyt, darbas numeris 1 tai yra pasitikėjimas. Ir tas pasitikėjimas turi atsirasti per bendravimą, turi atsirasti per abipusį pasididžiavimą, kad lietuviai atvykę iš pasaulio ar grįžę, ar kelintos kartos išeiviai rastų čia ne ištiestą ranką, sakykime taip, prašinėtojus tik tai. Ir lygiai taip pat, kad išvykę iš čia lietuviai nebūtų priimami kaip, sakykime, tie, kurie tik tai pagalbos reikalingi. Tai aš manau, kad čia ilgas kelias, netrumpas, ne per 1 metus tą skirti susiklosti, ne per 1 metus jinai ištirps. Ir mūsų pasaulio Lietuvos idėja, kuri ir siekia ir kviečia tas sienas ištrinti, yra viena iš tokių vėliavų. Tai įrankiai yra, tai visų pirma turi tapti žymiai svarbesnė valstybės politikos dalimi, negu yra dabar. Tai turi būti skirti resursai žymiai didesni ir lietuvių kalbai internete. Tai turime tikrai skaitmenizuoti visą įmanomą turinį ir tai turi būti žymiai lengviau ir išsamiau pasiekiama. Mano minėtas elektroninis balsavimas, mano minėta dviguba pilietybė, mes turime ištrinti tą ribą ir tautos reikalus, jau plačiaja prasme, tautos ir krašto reikalus spręsti kartu. Tai irgi bus žingsnis į pasitikėjimą. Turime kurti institucijas, pavadinkim taip, kurios būtų realiai bendros, bet ne institucijos Lietuvoje, kurios skirtos išeiviam ir ne išeivių institucijos, kurios skirtos bendravimui su kraštu. Kad tai būtų pasaulio lietuvių institucijos, horizontaliame lygyje, žmonių lygyje, reiškia, sakykime, tas ribas trinančių. Taip, kad, ilgas kelias, vienareikšmiškų atsakymų neturiu. Žinau, kad toks poreikis yra, pažįstu nemažai išeivių, kurie ir grįžę į Lietuvą, kurie čia ir verslus turi, ir kurie tą patriotizmą išsaugoja ir atsivežė čia į Lietuvą. Žinau tikrai nemažą lietuvių, kurie ir ne tik keliauja, bet kurie ir dirba čia, ir iš akademinės bendruomenės, kurie suvokia tą problemą. Ją reikia įvardinti, ją reikia įgarsinti. Džiaugiuosi, kad gimė ir programa Globali Lietuva 2020, kurie bando judėti šito keliu, bet žodis diaspora turi pradingti iš mūsų žodyno. Turime iš vis nustoti galvoti, kad
kategorijomis, kad yra dviejų rūšių lietuviai. Lietuviai Lietuvoje ir lietuviai ne Lietuvoje. Tai turi pranykti iš mūsų galvų, iš mūsų sąmonės ir tada atsiras pagrindas tai pasaulio Lietuvai. Reikia suvokti, kad pasaulis pasikeitęs ir greičiausiai niekad nebebus toks, koks buvo vakar. Ir todėl ieškoti naujų raktų ir suvokti galbūt, kad tam tikrą prasme gyvybinė erdvė lietuviams yra visas pasaulis. Todėl, mano galva, tapatybės prasme, gyvenamoji vieta pasaulyje lietuvių yra visiškai antrinis požiūris. Pirminis dalykas yra, kiek puoselėjai tuos jausmus tėvynėje, kiek puoselėjai kalbą savyje ir kiek jautiesi lietuviu, kiek tuo didžiuojasi. Man tapatybės požymis numeris 1 yra, kol galvoju lietuviškai, tol esi lietuvis.